Tai yra garsusis teismas, kuris savo sprendimu skyrė Zigmantui Šegždai kardomąją priemonę suėmimą 50 dienų. Ir suėmimas 50 dienų buvo skirtas vien todėl, kad Zigmantas Šegžda turėjo konfliktą su SJ, asmenybė žinoma, turėjo šeimyninį konfliktą, todėl jam buvo skirta kardomoji priemonė suėmimas 50 dienų. Tai yra Vilniaus rajono apylinkės teismo patalpos. Šitam teisme taip pat teisėjas Juknevičius priėmė neteisėtą sutartį, nedalyvaujant nei įtariamajam Šegždai, nedalyvaujant nei jo gynėjui, priėmė nutartį skirti Zigmantui Šegždai ambulatorinę teismo ekspertizę. Liepos 20, dabar šiandien gautas pranešimas, prokurorė man įteikė pranešimą, kad šiame teisme Renata Volodko, šio teismo teisėja, kuri be kita ko dalyvavo priimant nutartį skirti Zigmantui Šegždai 15 dienų suėmimo terminą. Ta pati teisėja dabar nagrinės 22 dieną birželio Zigmantui Šegždai kaip sveikam asmeniui nagrinės skirimą stacionarinės teismo psichiatrinės, psichologinės ekspertizės skirimą. Jūs gal esat ponas, kaip jūsų pavardė? Jūs nesat Bužinskas, Rolandas ne Bužinskas, ne? O jūs gal žinot, Rolandas Bužinskas yra Valdemaro Bužinsko giminaitis? Man nieks neatsakė. Facebookas informuos visą šitą. Jūs vaikščiokit, tai yra jūs valstybės pareigūnė, aš turiu teisę čia viską filmuoti ir teikti informaciją visuomeniai, apie visuomeniai pavojingus reiškinius, kurie galimai dedasi ir štai šitam teisme. Pažeidinėjimo žmogaus teisės, sveikam žmogui ruošiamasi skirti stacionarą Utenos ligoninėje ir tai aš manau, kad tai yra akivaizdžiausias žmogaus teisių pažeidinėjimas. Ir tai daro, tai atliekama šiame teisme, yra konkretus šaukimai į konkretų teismo posėdį apie tai, kad sveikas žmogus, nei iš šio, nei iš to, jam sprendžiamas klausimas skirti priverčiamasias medicinos priemonės, tai reiškia patalpinimą ir priverstinį gydymą sveiko žmogaus. Ir tai vyksta Europos Sąjungoje, tai vyksta Lietuvos Respublikoje, akivaizdžiai pažeidinėjamos žmonių teisės ir apie tai reikia įspėti visuomenę, kaip apie labai pavojingą reiškinį. Jūs norite eiti, jūs galite eiti. Jūs esat valstybės tarnautoja. Prašau, kuo jums padėti, ką jūs norite. Ar jūs esat spaudos atstovė? Jūs nesat spaudos atstovė, ne? O kas jūs esat? Prisistatykite. Administracijos sekretorė, taip? Taip. Kuo jums galiu padėti, ponas? Aš esu nepriklausomas kūrėjas ir kuriu filmą, kuriu laidą apie žmogaus teises Vilniaus apygardoje. Režisierius, taip? Ne, aš esu nepriklausomas kūrėjas. Ir šita informacija bus Zigmantas Šegžda, taip. Aš esu Zigmantas Šegžda, o jūsų pavardė? Mano pavardė Asta Ugoninė, aš esu šio teismo administracijos sekretorė. Kuo galiu jums padėti? Norėčiau kalbėti su teisėja Renata Volodko, kuri pirmadienį nagrinės bylą dėl Zigmanto Šegždos patalpinimo į Utenos stacionarą. Tai reiškia, kaip sveiko žmogaus, turint visas pažymas, visus įrodymus, kad Zigmantas Šegžda yra pakaltinamas, jisai nėra nepakaltinamas ir nėra iš dalies pakaltinamas, bet visgi jam bus taikomos priverstinės medicininės prievartos. Man būtų įdomu išgirsti.
jinai atostogauja. Viskas aišku. Tai yra kasmetinis Va. O gal aš galėčiau kalbėti su teisėju Alfredu Juknevičium, kuris jau buvo skyręs ambulatorinę teismo psichiatrijos ekspertizę, nors turėjo visus duomenis, nors jis tai turėjo duomenis, kad Zigmantas Šegžda yra absoliučiai niekur nesigydęs, dirba. Va. Viskas aišku, žodžiu, nei vienas teisėjas. Pas jūs jo bylos nėra šiandieną, tai... Jisai buvo byla prieš pusę metų. O kaip jūs galite komentuoti, kaip atsitiko, kad kai Aš negaliu nieko komentuoti, nes aš šių metų susipažinusi su byla O tai aš jūs supažinsiu, man reikalinga jūsų nuomonė. Jūsų nuomonė apie tai, kad... Palaukit. Tai gerai, tai va dabar sakykit, kaip dirba jūs dėl jūsų personalo. Žinot, ką jūsų personalas padarė? Tai reiškia, buvom priimta nutartis. Teisėjų skiria prezidentė. Taip, ne, palaukit, buvo priimta nutartis Juknevičiaus. Sausio 8 dieną šių metų. Iki šios dienos Juknevičius man nutarties neatsiuntė. O jūs atliekat, jūs valdo sekretoriatą, kuris siunčia nutartis konkrečiai tiems, kurių atžvilgių tos nutartis buvo priimtos. O kaip jūs komentuotumėt šito teisėjo veiką, kai jisai į teismo posėdį nepakviečia nei įtariamojo gynėjo, kai teismas vyksta už akių? Jūs negalit nieko komentuoti. Nes aš negaliu tikėti jūsų žodžiais. Jum niekas bylos ir neduos, nes tai yra iki teisminio tyrimo medžiaga, ponė. Aš jūs informuoju. Man užduodat klausimus, jeigu jūs žinot, kad aš negaliu net su tą bylą susipažinti. Gerai, tvarkoj. Žodžiu, baigiam pokalbį, tada aš daugiau... Jeigu neturi daugiau klausimų. Ačiū, kad nurodėt į duris.